šiandien panagrinėsim tokią temą, kuri vadinasi gyventi ne pagal kūną, bet pagal dvasią. Arba kitaip, gyventi dėl kitų. Kaip Gintaras yra sakęs, kad jo mėgstamiausia knyga yra psalmių, tai mano mėgstamiausia knyga yra patarlių. Ir kai ieško atsakymų, tai labai dažnai einu į patarlės, skaitau. Ir man kažkaip labai aiškiai viskas paprastai patarlėse surašyta. Ir dabar pastarį laikotarpį skaičiau patarlės. Ir šiaip toks juokingas dalykas, kad kažkur išgirdau, man atrodo, kai Žydrūnas kažkada, kai tarnavom Kalnaberžiai, ten jis liudijo reabilitantam ir apie horoskopą jis tenais kažką šnekėjo. Ir man įstrigo ta vieta, sako, kad ką jūs tenai skaitot horoskopus, remiatės horoskopais, tais velnio melais, tai sako, skaitykit geriau patarlių knygą, nes yra 31 patarlė ir kiekvieną dieną po patarlę vietoj horoskopų skaitykit. Tai kažkaip man įstrigo tas, tai aš visada, kai skaitau Bibliją, tai stengiuosi bent vieną skyrių į dieną paskaityti, kaip mano asmeninį horoskopą iš Dievo, iš tikrųjų. Tai pastarąjį laikotarpį čia skaičiau patarlės, kadangi mėnesio pradžia, vėl viskas nuo pradžių. Ir yra tokie, realiai pati pradžia, pirmieji skyriai, dažnai šneka apie vengti paleistuvės, vengti tos moters. Ir aš taip skaitau ir galvoju, man kaip ir neaktualu. Aš turiu žmoną, man viskas kaip ir normaliai ir aš suprantu, kad ta paleistuvė, tas įvaizdis, kad yra kažkas daugiau negu tik tais tiesiogiškai paleistuvė, kad vengti vyrui, vengti vyrams ar moterims ištvirkauti ir taip toliau. Tai ir kai skaitau šitą vietą, vis klausiu Dievo, prašau, sakau, Dieve, parodyk dar, kas yra dar už šito paleistuvės įvaizdžio. Ir kažkaip man šią savaitę tai pramušė. Tokį apreiškimą gavau ir man prasiplėtė dar didesnis vaizdas. Tai paskaitysim, pagrindinė rašto vieta yra iš patarlių knygos 7 skyriaus. Atsiverskit, paskaitysim šiandien. Būtų gerai, kad matytumėt prieš akis, nes galite aplink tas rašto vietas, kur aš paminėsiu tokį bendrą tokį vaizdą susidaryti. 7 patarliai, nuo 6 eilutės, rašo. Kartą, žiūrėdamas pro savo namų lango groteles, mačiau tarp jaunų nepatyrusių žmonių neprotingą jaunuolį. Jis ėjo gatve pro jos kampą ir pasuko į jos namus. Vakaro prieblandoje, juodą ir tamsią naktį, jį pasitiko moteris su paleistuvės apdaru ir klastinga širdimi, begėdė ir nerimstanti, negalinti sėdėti savo namuose. Tai gatvė, tai aikštėje, tai ant kampo jį tykojo aukos. Pasigavusi jį, bučiavo ir akiplėšiškai kalbėjo. Aš turiu padėkos auką ir šiandien įvykdžiau savo įžadus. Todėl išėjau tavęs pasitikti, ieškojau tavo veidų ir štai suradau tave. Aš apklojau savo lovą margais egiptietiškais lininiais užtiesalais, iškepinau mirą, alavijų ir cinamonų. Eikš, sotinsimės meilę iki ryto, mėgausimės glamonėmis, nes vyro nėra namuose. Jis išvyko į tolimą kelionę. Jis pasiėmė maišelį pinigų ir grįž pilnaties dieną. Daugybė švelnių žodžių ji prisiviliojo jį, meilikaujančią kalbą suvedžiojo. Ir aš skaitydavau tą vietą ir man tai būdavo tiesiogiai, aš suprasdavau, kad reikia vengti tiesiog tokių pagundų, kur atrodo taip gražiai ir ta paleistuvė, tiesiogiai kaip vyras supranti, kad negalima, stengiasi vengti tokių dalykų. Ir vis klausdavau Dievo, parodyk dar. Ir dabar apie tą paleistuvę ir pašnekėsiu, kad man tai pramušė ir supratau tokius 2 dalykus papildomai prie viso šito įprasto vaizdo, kad paleistuvė numeris 1 pasaulyje tai yra velnias. Velnias yra pati didžiausia paleistuvė. Ir pasirašiau keletą punktų, kas yra šiaip paleistuvė. Paleistuvė yra ne šiaip mergina, kuri pardavinėja savo kūną, bet ji
yra moteris, kuri turi vyrą, bet jai neužtenka jos vyro ir ji nori daugiau. Tai tokius keletą punktų pažymėjau, kad moteris turinti vyrą, bet jam neištikima, ji nori daugiau, jai neužtenka tiek, kiek turi. Tada ji elgiasi taip, kaip ji nori, o ne taip, kaip jai reiktų elgtis. Ji mėgaujasi trumpalaikiais malonumais, nes čia parašyta, kad ateik, sotinsimės meilę iki ryto. Trumpalaikiai malonumai. Tada turi prastą santykį su vyru, nes vyras išvyko ir pasiėmė pinigus. Kaip ir nieko nepaliko. Paliko tik tai, kas buvo jų išgyventa, bet jis išvažiavo ir pasiėmė pinigus, nes nebuvo pasitikėjimo. Aš taip mačiau, kad jis maišelį pinigų, tai tą santaupas pasiėmė, išvažiavo, o ją paliko taip, kaip yra. Jie neturėjo tarpusavį gero santykio. Ir jį mąstė, kad neturi aprūpinimo, šiaip iš esmės neturėjo aprūpinimo, turėjo tik tai tą buitį, kurią užgyveno, bet neturėjo tų einamųjų pinigų, tai eidavo su kitais vyrais, kad užsidirbti. Tai jį iškreipė visiškai tą mąstymą. Ir velnias yra toks pat. Jis žino, kad Dievas yra tas vyras, kuris sukūrė jį, sukūrė mus. Ir jis, velnias buvo pats pirmas, kuris buvo neištikimas. Nes velnias buvo angelas ir jis nusprendė, kad jis nori būti kietesnis už Dievą, sugundė dar kitus. Ir parašyta, kad jis nusprendė pasistatyti savo sostą virš Dievo. Jis buvo pati pirma paleistuvė. Paleistuvė tai kas yra? Paprasčiausiai. Tai neištikimybė. Paleistuvavimas yra neištikimybė. Kai tu netiki tom žmogum, kai tu darai tai, kaip tu nori. Ir velnias buvo pati pirma paleistuvė. Jis sakė, kaip tavo moteris. Va, ji turėjo vyrą, bet jam buvo neištikima. Velnias turėjo kūrėją, bet jis buvo jam neištikimas. Jį elgėsi, kaip jinai nori, o ne taip, kaip reikia. Kad velnias nusprendė elgtis taip, kaip jis nori. Ne taip, kaip Dievas buvo jį sukūręs ir paruošęs, kad jis, kaip jam reiktų elgtis, bet taip, kaip jis nori elgtis. Ir velnias mėgaujasi trumpalaikiais malonumais. Dabar jis, kol čia turi viešpatystę žemėje, jis mėgaujasi trumpalaikiais malonumais. Bet kai sugrįš Jėzus jį nugalės. Tai velnias dabar mėgaujasi, jam atrodo viskas gerai, jis gali suvilioti žmonės, bet iš tikrųjų tai čia yra trumpalaikis reikalas. Ir savaime suprantama, turi prastą santykį su vyru, su Dievu. Turi prastą santykį, jis nekenčia jo. Ir iš esmės neturi aprūpinimo, neturi velnias aprūpinimo tam amžinam gyvenimui su Dievu. Nes jis iškreipė savo požiūrį į Dievą. Ir tai pirma paleistuvė velnias. O dar antra paleistuvė. Paleistuvė pasaulyje numeris 2 yra mūsų kūnas. Tas mūsų nuodėmingas kūnas. Tas mūsų puolės kūnas, kuris nori elgtis taip, kaip jam norisi. Ne taip, kaip Dievas yra suplanavęs mums planą, kaip mes turėtume elgtis, bet taip, kaip mes norim. Ir ta paleistuvė turėjo vyrą, jin buvo apsiženius, jin buvo sandoroj. Tai reiškia, kad krikščionis gali irgi būti paleistuvis. Nes čia yra tas jaunuolis, šitam palyginime yra jaunuolis, kuris buvo nepatyręs, neprotingas jaunuolis, jis buvo netikintis ir jis pasimovė ant tų velnio melų, ant tų velnio trumpalaikių pažadų, bet ta paleistuvė tai pažinojo vyrą. Ji buvo įsipareigojus, buvo sandorui. Ir reiškia, mes kaip krikščionis galim pažinti Dievą, bet taip kaip tam palyginime su talentais, kad visi 3 tarnai pažinojo savo šeimininką. Bet vienas iš tų tarnų buvo užsispyręs, jis buvo piktas tarnas. Jis nenorėjo pripažinti valdžios. Taip ir mes, kai pradedam gyventi kūniškai, kai galvojam tik apie save, mes ir tampam tais išdavikais, tais netikinčiais. Mes pradedam gyventi taip, kaip mūsų tas nuodėmingas kūnas nori. O nuodėmingas kūnas tai vadovaujasi mūsų
vadovaujasi 3 pagrindiniais dalykais, kai Ieva su Adomu nupuolė, kad buvo kūno geismas, nes tas vaisius buvo, tuoj paskaitysiu. Galim, jeigu norit nueiti į Pradžios knygą, į 3 skyrių. Po to dar Jono paskaitysim, kad velnias suviliojo. Kuri? Pradžios knyga 3 skyrius. Velnias suviliojo Ievą per tavo kūniškumą, per tą norėjimą elgtis taip, kaip ta mūsų prigimtis nori, nepaklusnumas iš esmės. Nes mūsų prigimtinė nuodėmė tai yra tokia. 3 skyrius, 6 eilutė. Kai moteris pamatė, kad medžio vaisiai yra tinkami maistui, pirmas yra kūno geismas. Tinkamas maistui. Tavo kūnas mato, kad čia man bus labai gerai. Tada patrauklus akims, ir dar labai gražu, toks viliojantis tas vaisius. Turėtų nieko blogo nebūti. Ir 3, vieną vaisių suvalgius galima įsigyti išminties. Nes velnias pasakė Ievai, Dievas žino, kad tą dieną, kurią valgysit nuo to medžio, atsivers jūsų akis ir jūs tapsite kaip dievai. Čia kaip dievai, tas dievai žodis yra Elohim ir žydiškai Dievas, pas juos yra daugiskaita, tai galima sakyti, jūs tapsite kaip Dievas, pažindami gerą ir blogą. Kad velnias ir suviliojo Ievą žmogų per tą gyvenimo išdidumą. Jonas, po to paskaitysim, kaip apaštalas Jonas apibūdina šitą situaciją. Kad atrodo paprasta, tinkamas maistui tas vaisius, atrodo nieko žalingo, reiškia viskas gerai. Patrauklus akims irgi reiškia tinkamas maistui, viskas. Man turėtų tai būti gerai, bet esmė, kad tas vaisius nieko realiai nesiskiria nuo kitų vaisių. Nes tada dar nebuvo nuodėmės, tai reiškia visi sode vaisiai turėjo atrodyti taip pat. Bet kuo skiriasi, kad jeigu tu suvalgai, jeigu išgeri šitą piliulę, kad užtenka vieną suvalgyti vaisių ir tu tapsi kaip Dievas. Bet iš esmės tai yra taip, kad tu tapsi aukščiau už Dievą. Tu patapsi krūtesnis už Dievą, patapsi pats savo Dievas arba netgi Dievui Dievas, taip kaip velnias. Jis nusprendė pastatyti savo sostą virš Dievo. Tai toks yra mūsų kūniškas mąstymas, kad mes norim vadovauti Dievui ir mes norim patys būti dievai. Ir galvojam, kad gyvenant kūnu mes tokie ir būsim. Bet taip nėra visiškai, nes tai yra trumpalaikiai dalykai. Kuo skiriasi dabar tas toks nuodėmingas kūniškas mąstymas aprašytas 7 skyriui nuo dvasinio Dievo valios mąstymo. Kad paskaitysiu šiek tiek 8 skyrius, nes čia yra taip, kad 7 skyriui yra tas palyginimas apie tą kūniškumą, tas palyginimas su paleistuvė, ir 8 skyriui yra tarsi atsvara, Dievas parodo atsvarą, kuo skiriasi tas nuodėmingas poelgis, nuodėmingas kūniškas mąstymas nuo dvasinio mąstymo. Paskaitykim nuo 1 eilutės 8 skyriaus, ten išmintis šneka. Argi išmintis nešaukia ir supratimas nekelia savo balso? Aukštumose prie kelių ir prie takų jų stovi, prie miesto vartų, prie įėjimo į miestą, prie durų šaukia žmonės, į jūs aš kreipiuosi, jums šaukiu žmonių sūnus. Jūs neišmanėliai, mokykitės išminties, jūs kvailiai, įgykite supratingą širdį. Kaip skiriasi dabar priėjimas nuodėmės ir Dievo žodžio, ir Dievo išminties. Čia ta paleistuvė kažkur naktį pakampiai pagavo kažkokį jauną nepatyrusi kvailą jaunuolį ir pradėjo jį visaip gundyti. Tyliai, jam prišnekėjo melų, o išmintis garsiai, viešose vietose, aiškiai, tiesiai šviesiai, nieko neslėpdama. Dievas savęs neslėpia, jis nori, kad mes jį matytume. Aiškiai, tiesiai šviesiai sako, žmonės, jūs aš kreipiuosi, jums šaukiu. Šaukia, Dievas šaukia, sako, žmonių sūnus. Jūs neišmanėliai, mokykitės išminties, jūs kvailiai įgykite supratingą širdį. Ir Dievas sako tai, ką mums reikia girdėti. Jeigu mes esam kvailiai, Dievas pasakys, tu esi kvailas, bet jis duos malonę, kad mes nebūtume tokie. Jis davė savo žodį, kad mes nebūtume tokie. Patarlėse 1 skyriui ir pasakyta, skaitykit šitas patarlės ir įgykit išminties. O ta paleistuvė,
prisivilioja, aš turiu padėkos savo auką ir šiandien vykdžiau savo įžadus, taip dvasiškai šneka, tarsi viskas būtų tobulai. Eik sotinsimės meilę, aš apklovau savo lovą margais egiptietiškais užtiesalais, išpašiau viską. Ir kaip skiriasi Dievo priėjimas prie reikalų ir nuodėmės priėjimas prie žmonių. Toliau. Klausykite, nes aš kalbėsiu apie didingus dalykus, mano lūpos skelbs teisumą, mano burna kalbės tiesą ir nedorybės yra pasibjaurėjimas mano lūpoms, o ta paleistuvė, ta savo nedorybės pateikia kaip gražiausius dalykus. Visi mano žodžiai yra teisingi, juose nėra klastos ir iškraipimo. Paleistuvė bando apgauti. Taip parašyta. Daugybė švelnių žodžių jį prisiviliojo, jį meilikaujančią kalbą suvedžiojo. Velnias bando tokiais reikalais, švelniais žodeliais pateikti, kaip gražu, koks gražus tas vaisius, koks jis tinkamas, tau bus naudinga, jeigu tu jo suvalgysi. O Dievas aiškiai sako, visi mano žodžiai yra teisingi, juose nėra klastos ir iškraipimo. Dievas atskiria, kur yra tamsa, kur yra šviesa, kur yra taip, kur yra netiesiai šviesiai šneka. Jie yra aiškus išmanantiems ir teisingai suprantantiems. Priimkite mano pamokymo, nesidabrą, pažinimo, negryną, auksą. Kad mums reikia priimti tą ilgalaikį turtą, o ne tuos trumpalaikius dalykus, kur paleistuvė sako, ateik sotinsimės meilę iki ryto, trumpalaikis dalykas. Pasimėgauji, bet po to tuščia. Ir kad vėl pajaustum tą prisipildymą, tau reikia vėl, kaip narkotikas gaunasi. Tu turi vartot ir vartot ir vartot. Bet tai vis tiek veda tave į mirtį, į savidestrukciją, nes tu nori pastatyti ir pastatai save virš Dievo. Išmintis yra brangesnė už deimantus, nuo 11 eilutės, su jie nesulyginama visa, ko galima trokšti. Kad ir kiek mes trokštim tų kūniškų malonumų, nieks nepriliks Dievo tai maloniai, išminčiai, tai, kad Dievas yra mums paruošęs. 12 eilutė, aš išmintis gyvenu su protingumu, atrandu pažinimą bei nuovokumą, viešpaties baimė nekęsti pikto, o velnio tikslas, kad mes pasiduotume tam piktui. Kad mes įeitume į tai, kad mes būtume, kad mes skęstume. Iš didumo, puikybės, piktų kelių ir klastingos burnos aš neapkenčiu. Manyje patarimas ir sveikas protas, aš turiu supratimą ir jėgą. Tas jaunuolis prarado jėgas tarsi. Jis jaunas, pilnas jėgų, bet atėjo ta paleistuvė ir jį taip suviliojo, taip jį užmanipuliavo, kad jis prarado jėgas ir viskas, jis lydo, jau vos ne 4 įslydo į tą lovą, o Dievas duoda jėgą. Manimi karaliai karaliauja ir kunigaikščiai leidžia įstatymus. Manimi kunigaikščiai kilmingiai ir teisėjai valdo kraštą. Aš myliu tuos, kurie mane myli. Kas anksti manęs ieško, suras mane. Aš turiu turtus ir garbę išliekančius turtus ir teisumą, kad išlieka amžinai tie turtai. Mano vaisius yra brangesnis už gryną auksą ir pelno iš manęs daugiau negu iš rinktinio sidabro. Aš vedu teisumo keliu viduriu teisingumo tako, kad mane mylintiems duočiau paveldyti turtus ir pripildyčiau jų sandėlius. Kad mums su Dievu niekad netruks aprūpinimo. Ne taip, kaip ta paleistuvė turi užsimti nuodėmingais reikalais, įtraukti kitus žmonės į nuodėmę, kad prasimaitintų save, nes jai viskas yra apie save. Man nepatinka vyras, man nepatinka jo elgesys su manim, aš noriu taip, kaip aš noriu, ne taip, kaip man reikia, ne taip, kaip aš pasižadėjau, aš noriu mėgautis dabar meilę, nes man vyras neduoda tiek meilės, man Dievas neduoda tiek meilės, tiek, kiek aš noriu turėti tos ir tos dalykus, aš noriu turėti tokį ir tokį aprūpinimą, o Dievas sako, aš pripildysiu jų sandėlius, paveldės. Duos Dievas mums paveldė turtus ir pripildyčiau jų sandėlius. Tie, kurie myli, mums reikia mylėti Dievą. Paleistuvė nemylėjo savo viešpatį, savo Dievo. Ir ji iškeitė tai, amžinus turtus iškeitė į trumpalaikius. Velnės iškeitė šitą reikalą, trumpalaikius turtus. Wow. Ir žmonės, krikščionys, kurie gyvena kūnu, irgi taip pat. Skaičiu, man atrodo, knygui skaičiau, kad Dievas žydus, kai jie buvo dykumoje ir jie užsimanė mėsos, Dievas
buvo situacija tokia, kad išvedė žydus, išėjo žydai į dykumą, gavo atsigert, gavo manos kiekvieną dieną. Ir ten aprašoma tokia situacija, kai pagavo žydai savo tautietį, kuris rinkosi maną tą neleistiną dieną. Nes Dievas sakė, rinkit 6 dienas manos, 6 dieną prisirinkit 2 ir 7 dieną ilsėkitės. Ir žydai pagavo savo tautietį, kuris rinkosi maną tą 7 dieną. Ir tokia situacija įvyko, kad jie atsivedė pas Mozę jį. Sako, ką mums su juo daryti. Tai sako, nužudykit. Ir kaip Dievas pavadino tos žmonės, kurie neklusnus, kurie neklauso Dievo žodžio. Nes čia iš tikrųjų jiem reikėjo tik tais klausyti Dievo žodžio. Susirenki maną, pavalgai. Viskas. 6 dieną susirenki 2, pavalgai ir 6 ir sekmadienį, ir 6 ir 7 dieną. Kaip ir sakiau, kaip ir praeitą kartą po Aidos pamokslo, kad kaip Aidas sakė, kad Dievas mums duoda tos norus ir dar įgyvendina juos ir padeda mums įgyvendinti. Mums reikia tik paklusnumo. Ir nepaklusnius Dievas taip pavadino. Paleistuviais realiai. Nes skaičių 15, 32, 39 yra šitą istoriją, 39 eilutėj parašyta. Sakė Dievas pasigaminti izraelitams juosteles ir kai pažvelgia į juosteles, atsiminkite viešpaties įsakymus ir nesekite savo širdimis ir akimis, kurios veda į paleistuvystę. Dievas pavadino juos paleistuviais, nes jų širdis ir akis vedė į paleistuvystę. Skaičių 15:39. Tų žmonių nepaklusnių širdis ir akis veda į paleistuvystę, o paleistuvystė yra išdavystė. Kad mes, jeigu pradedam gyventi savo širdies motyvais, kažkokiais tai įgydžiais ir akimis, mes būnam paleistuviai. O dabar pasaulis sako, tikėk, klausyk savo širdies, kur tave širdis veda. Ir tu pasieksi tai, ką tu turi pasiekti. Dabar, kai einam evangelizuoti, tai ta ezoterika persimušysi su, wow, aš einu ten, kur mano širdis mane ragina, aš klausau savo vidinio širdies balso. O čia sako, jeigu klausysi širdies savo, būsi paleistuvis, tai visiškai atvirkščiai. Tai va, einam dabar į 1 Jono laišką, į 2 skyrių. Aš esu užsirašęs, tai man nereikia kaip ir atsiversti. 1 Jono laiškas, 2 skyrius, 15-17 eilutės. Ką Jonas sako apie tą mūsų prigimtinę nuodėmę ir gyvenimo kūnų? Jonas sako nuo 15 eilutės. Nemylėkite pasaulio, nei to, kas yra pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, nėra jame tėvo meilės. 16 eilutė. Nes visa, kas pasaulyje, visa, ką gali velnias pasiūlyti, tai 1 kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo išdidumas, o tai nėra iš tėvo, bet iš pasaulio. Tas vaisius buvo tinkamas valgyti, tai kūno geismas. Tas vaisius buvo patrauklus akiai, akių geismas. Ir vieną vaisių suvalgius galėjai patapti kaip Dievas, gyvenimo išdidumas. Iš esmės, kad mes norim būti virš Dievo ir norim tų greitų metodų. Išgerti tabletę, skauda galvą, išgeri tabletę ir gerai laikaisi, bet esmė, kad tu prarandi Dievo palaiminimus. Kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo išdidumas, o tai nėra iš tėvo, bet iš pasaulio. 17 eilutė. Praeina pasaulis ir jo geismai. Bet kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius. Ką reiškia vykdyti Dievo valią? Vykdyti Dievo valią reiškia mirti savo. Reiškia gyventi dėl kitų. Pagrindiniai įsakymai, kaip ir minėjau kažkada, kurios, kai farizėjai atėjo klausinėti Jėzaus sako, kokie pagrindiniai 2 įsakymai. Tai Jėzus sako, mylėk savo viešpatį visą širdim ir mylėk savo artimą kaip save patį. Tai kad mes turim mirti. Tuose 2 įsakymuose yra mirtis. Kad tu
turi išsižadėti to gyvenimo išdidumo, mylėdamas viešpatį. Ir kai myli viešpatį, prisipildai meilės ir su ta meilė turi eiti tarnauti kitiems. Ir ten tarnaujant kitiems yra mirtis. Bet toj mirti yra prisikėlimas. Nes Jėzus nori, kad mes gyventume tą dvasinį gyvenimą pagal Dievo valią. Ir dabar toks trumpas intarpas, mano toks pavyzdys, asmeninis patyrimas, ką reiškia mirti savo. Ir kaip tai va šią savaitę taip irgi susidėliojom. Ką noriu dar pasakyti, kokia gal esmė ar vienas iš pagrindinių momentų mano šito šnekėjimo pamokslo, kad mes, kaip kažkada Vėrelas sakė, turim dabar tokį laikotarpį, kuomet mums reikia išsigaudyti tas laputes lauke, kad po to jos neužaugtų ir nesunaikintų mūsų viso derliaus. Kad mes dabar turim stebėti, kur mes dar suklumpam, kur dar mes klausom savo kūno, kur dar mes norim trumpalaikių tokio malonumo ir iškeičiam tos Dievo pažadus ilgalaikius tam tikrose situacijose į mūsų tą kūno geismus tuos. Nes viskas susideda iš mažų dalykų. Dievas sako, kas ištikimas mažame, tam bus daug pridėta. Tai raginu ir noriu taip užakcentuoti, kad dabar yra laikotarpis, kuomet mes turim pažiūrėti, kur mūsų kūnas yra silpnas, kur mes žinom, kad mums reiktų padaryti, bet nenoriu, nes skauda, nes žinau, kad reiks pastangų įdėti, nes žinau, kad skaudės, nes žinau, kad reiks mirti savo, bet ta didžiausia mirtis iš tikrųjų būna apsisprendime. Kai tu apsisprendi, kad padarysi tai, kad Dievas sako, nors tavo kūnas rėkia, tu žinai, kad taip nenoriu dabar eiti melstis, išėjo dabar naujas Chosen serialo, ta serija nauja, eisiu pažiūrėti Chosen, nes čia, daviau įžadus, taigi, kaip ta paleistuvė sako, daviau įžadus, viskas gražiai, Chosen serialas apie Jėzų, viskas fainiai, bet tu nenueini ir nepasimeldi. Tokį padarai kompromisą, jo, arba va dabar, Dieve, pasižadu, nainu pažiūrėsiu vieną seriją arba paskrolinsiu pusvalandį ir tada eisiu pasimelsti. Ir žiūri, kad jau antrą seriją žiūri, trečią, jau peržiūri visą sezoną ir jau pavargęs nebenori nieko daryti. Tai va tokios mirti savo smulkmenėlės, kad atraskim tas mirties smulkmenas. Bet kai mes apsisprendžiam, kad neisiu, neskrolinsiu dabar, paskyriau laiką, eisiu pasimelsiu. Pasimelsiu, tada žiūrėsiu, ką man daryti. Ir tada va tam apsisprendime, ta mirtis pavirsta į prisikėlimą. Ir skaudžiausia būna prieš įvykstant Dievo pažadams. Kad skauda yra keltis iš lovos, kai tingi, eiti melstis, eiti skaityti žodį, eiti ieškoti tą dvasinį savo žmogų, ugdyti skaudą. Bet tu kai pamatai tam ilgam laikotarpį, kai įsipildo tam tikri pažadai, tai atperka viską, atperka visą tavo tą kūno gniuždymą, atrodo, tą kūno mirtį. Tai dabar mano mirtis šią savaitę tokia paprasta, juokinga, bet man taip viskas kažkaip susidėliojo, kad aleliuja. Tai aš turiu tokią silpnybę, mirtis savo yra, kad aš neprižiūriu savo mašinos. Man nepatinka ją tvarkyti. Man nepatinka ją siurbti, nepatinka ten dulkės valyti ir Viktorija visada sako, susitvarkyk mašiną, nes kaip kiaulės atrodom. Ir man tvarkyti mašiną tai yra mirti savo. Ir tai buvo ketvirtadienį, turėjau laisvo laiko, nuvežiau Viktoriją į darbą. Važiuoju jau namo ir taip purškiu tą purkštuką vandens valytuvom, nėra valytuvų. Už kelių dienų koncertas galvoju, įpilsiu to vandens, įpiliau to vandens degalinį, to langų skysčio. Galvoju, turiu laisvą laiko, jeigu įpiliau vandens, įpiliau to skysčio, važiuosim į koncertą. Galvoju, reikia nuvažiuoti mašiną, nusiplauti automatinę ten tą plovyklą. Gerai, nuvažiavau į plovyklą, plaunu mašiną, nuploviau mašiną, žiūriu, iš plovyklos išvažiavę žmonės, jau nusiplovė mašiną, siurbėsi ją.
Nu ir Vika man sakė, kada išsisiurbsim mašiną, nes jau atrodom kaip kiaulės, kada išsisiurbsim. Nu galvoju, jeigu jau tiek nuėjau, tai dar žengsiu žingsnį ir išsisiurbsiu tą mašiną. Gerai, siurbiu tą mašiną ir ten pasirodo, ten yra taip. Per vidurį siurblys, šiukšliadėžė ir ten privažiuoja iš abiejų pusių mašinas gali privažiuoti, 2 šlangus ir pasiemi vieną, bet esmė, kad ten yra šiukšliadėžė prie to siurblio. Ir aš siurbiuosi savo ramiai, taip galvą pakeliu, bomžas prie šiukšliadėžės, krapštosi. Taip apsimečiau, kad nematau, siurbiu ir galvoju. Taigi aš krikščionis, taigi mes čia dabar evangelizuojam, aš čia pas bomžus eidavau, ten šnekėdavau, kaip, man reikia dabar jam pašnekėti, nereikia, taigi tu jau tikriausiai su juo šnekėjai, reikia, kažką bent jau pasakyk, nežinau nuo ko pradėti, mano mintis tokios, nežinau nuo ko pradėti, ką jam pasakyti, ką daryti, ir taip atsistojau, sakau, labas, kaip verslas. Jis ant butelius krapšto, nes aš išmečiau porą buteliukų, žiūri, išsitraukė kažką, jau ten išpilso vandenį, tos buteliukus ištiesina, kad būtų gerai nuskenuot. Ir sako, čia normaliai, čia kažką ten pradėjom šnekėti ir pasirodo, ten tas bomžas buvo vienas iš bomžų, su kuriuo aš esu jau bendravęs. Su kuriuo aš esu bendravęs. Ir jie buvo 2 draugeliai. Neprisimenu dabar su to, kur... Vienu žodžiu, 2 draugeliai, vienas vyresnis, aš tą vyresnį sutikau. Ir kitas jaunesnis, Paulius, vardas jau buvo. Ir jie vienu momentu išvažiavo į reabilitaciją kažkur Raseinių rajone. Jos kunigas ten Šilainių bažnyčiai pasigavo gatvėje. Jūs bomžai atrodo tragiškai, gėda čia rajonui, per prievartą išvežė jos į tą reabilitaciją. O aš su jais prieš jiem išvažiuojant, jau buvau susitikęs ir aš jiem liudijau, pasakojau apie Dievą, maitinau, tenais bendravau. Ir sakau, tai kur tavo draugelis, tas Paulius? Sako, tai viskas, sako, jis vadovas. Sakau, koks vadovas? Tai sako, reabilitacijos centre. Tai jie nuvarė abu į tą reabilitacijos centrą. Tas vyresnis po 5 mėnesių pabėgo, o tas Paulius jaunesnis, o jis antiek alkoholikas buvo, kad jis neišgėręs, taip dreba. O visą laiką dreba, negali net normaliai paėti, išgeria, nusiramina, tada nedreba. Ir jis ten išmaldos prie parduotuvės rinkdavo, aš jį ten sutikau. Tai vienu žodžiu, taip manis papasakojo, sako, nuvarėm į tą reabilitaciją, tas vyresnis po 5 mėnesių pabėgo, o tas Paulius pasiliko tai reabilitacijai, nebegeria, neberauko. Ir pastatė tos reabilitacijos vienos iš padalinio, kažkur kitam krašte Raseinių rajono, tokio kaip vyresnioji. Jis prižiūri kitus dabar. Ir davė man jo numerį. Tas vyresnis sako, pasiskambink, pašnekėsi, sako, iš čia neužilgo atvažiuos pas mus į Šilainius mūsų aplankyti. Ir šita mirtis, ir aš taip pašnekėjau su tuo žmogum ir galvoju, nebūčiau priėmęs to sprendimo, atrodo mažo, kas čia, net nedvasinis reikalas, visiškai. Tarsi, kas čia, kitiem tai čia sutvarkyti mašiną, prasirpti, čia yra, į mane žiūrint, tai čia galvoja, tai iš kažkoks lepūnėlis. Tai, bet man yra toks, apsisprendimas, kad aš turiu taip susiimti ir padaryti. Ir aš galvoju, jeigu nebūčiau užsipilęs to flangų skysčio, nebūčiau nusprendęs nuvažiuoti, nebūčiau nusprendęs išsisirpti, tai būčiau jo net nesutikęs. Ir atrodo tokie maži dalykai, pasirinkimas, bet sutikau žmogų ir dar aš jam paskelbiau evangeliją, sakau, tai ką tu čia veiki, sakau, numirsi, sakau, tu geri, visas ištinės, sakau, numirsi, ko tu pabėgai iš tos reabilitacijos, ten kažką susirgau, ten manęs negydė, bla, 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 tai sakau, o tai kaip Jėzus, kaip, sakau, tau santykis su Jėzum, sakau, prisigersi, numirsi ir kur eisi į pragarą rojų. Nežinau, aš čia turiu savo Dievą. Čia mano visai kitas, mano čia asmeninis tikėjimas. Tai sakau, Biblijoje parašyta, tikriausiai esi girdėjęs, kad ir jau tiesiu žodį, tai čia Bibliją esu skaitęs, aš čia viską jau žinau, jau čia mažinasi. Tai sakau, Bibliją skaitęs, tai turėjai žinot, kad yra pagrindinė vos ne iš Biblijos vieta, kad Jėzus sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, kad nėra jokio kito kelio pas Dievą, kaip tik
kaip tik per mane. Jo, bet aš čia turiu savo tikėjimą, aš čia meldžiuosi savo tenais kažkokiem ten Petram, ten Antanom, vienu žodžiu. Tai sakau, nu ir kas, kad tu meldėsi? Nu vienu žodžiu, ten jau tiesiai šviesiai jam pripasakau viską. Ir sakau, kas bus, kai mirsi, žinai, kur eisi į pragarą. Tai aš jau buvau miręs, čia buvau vėmalais užspringęs, sako, kol mane atspringino, sako, aš taip prabundu, vienu žodžiu taip, jis regėjimą tokį, kaip supratau, turėjo, ar halicinacija, ar ką, nežinau, bet vienu žodžiu jis ten prisigėrė, užspringo vėmalais, kol jį ten pumpavo tą greitoji, tai jis tokį kaip regėjimą, halicinaciją matė, nežinau, sako, įeinu į kambarį, prie ilgo stalo valgo, ten mano visi, ten dėdės, ten, vienu žodžiu, giminaičiai, ir sako, aš einu į kambarį, visi taip pažiūri mane, sako, ką tu čia veiki, valink greičiau iš žemę, valink greičiau iš čia, mums tai aš čia nereikia, ir sako, taip, prasimerkiu, ligoniniai, jį atpumpavo ligoniniai, jis antroji ligoninė, nes ant Šilainėse buvo, vienu žodžiu, tai sakau, turėjai tokį patyrimą ir nesusimastei, kur eisi po mirties. Nežinau, kai mirsi, kur eisi, ten kur geriau ten ir eisi. Tai sakau, kur geriau. Nežinau, numirsiu ir pamatysiu. Tai aš jam tenais paskelbiau Evangeliją, tiesiai šviesiai, išsišnekėjom, kad tas Paulius, tas jaunesnis, jau pasikeitęs. Ir man toks įkvėpimas buvo iš tikrųjų, kad užtenka pasakyti vieną frazę žmogui, kaip verslas, viskas prasideda, ir nuo mažų dalykų, taip. Tai ir dar, tai čia vienas toks iš pavyzdžių, visiškai toks buitinis. Ir iš esmės tai aš kaip ir turėjau tokią legalią teisę savo leisti kažko nedaryti, nes buvo laisva diena, aš ten pavargęs, sakykime, po darbų, pirmą savaitę daug darbų, aš turiu laisvą laiką, aš galiu legaliai savo leisti pailsėti. Bet aš suprantu, mano kūnas sako, kad kūnui naudinga, malonu, patogu, lovai pagulėti, bet aš suprantu, kad reikia padaryti tam tikrus dalykus. Reikia padaryti tai, ką reikia padaryti, ta sąžinė viduje vis tiek kirba. Ir padariau, ir man toks buvo patvirtinimas iš tikrųjų. Gerai pasielgiau. Būčiau nevažiavęs, būčiau nedaręs, būčiau nesutikęs. Ir iškart diena pasitaisė nuo tokio mirties prieskonio, pavirto į tokį, aleliuja, pasirodo, turėjau kažkokios tai įtakos žmonėm, kažkiek tai pašnekėjau į reabilitaciją, ten kunigėlis, nes man tas, kai šnekėjau su juo, sako, o tai ką tu veiki, čia gal kunigėlis koks? Tai va, toks trumpas geras įkvėpimas ir po to, pamatai, kad iš tikrųjų mes galim daryti tą įtaką ir tokie maži dalykai priveda prie tokių, paliudėjau žmogų, išsiaiškinau dar dalykų. O kitas vienas iš mano tokių pavyzdžių ir vienas iš tokių laimėjimų, kai buvo mūsų bažnyčios tie reikalai, kad aš turėjau pilną legalią teisę pasipiktinti pastoriais, kai vyko visi šitie reikalai ir mūsų vyresniaisiais. Bet mes su Gintaru šnekėjom, sako Gintaras, man įdėk visas maksimaliai pastangas, kad nepasipiktintum. Ir aš turėjau irgi mirti čia, nes man tai būdavo. Pasakau aš prieš tai, kad aš priėmiau sprendimą, kad įdėsiu maks pastangas, kad nepasipiktint. Nes aš supratau, kad tas pasipiktinimas mane griauždavo iš vidaus, bet aš turiu legalią teisę. Kūnas sako, jie su tavim blogai elgėsi, jie taip daro, atrodo iš išorės kūniškai legali teisė pasipiktinti savo tėvais, dvasiniais tėvais, kurie elgėsi ne taip, kaip reiktų elgtis. Bet reikėjo man irgi mirti savo. Ir dabar viso to paseka, kokia yra esmė, kad aš nepasipiktinau jų elgesiu, įdėjau pastangas ir man užtruko keletą mėnesių, gal pusę metų, nežinau, reiktų paskaityti užrašus. Įdėjau pastangas ir iš tikrųjų mirinėdavau dažnai. Atsikeli ryte, pilna galva, ten tas blogai, tie blogi, ir nusitempi save į maldą, nes žinai, kad visą dieną po to bumbėsi vidui, kad viskas yra blogai. Ir iš tikrųjų aš mirinėdavau toj maldoj, bet Dievas duodavo žodį, tos malonės ir taip prisipildai, vėl viskas gerai, vaikštai, vėl kažkokia situacija, vėl užspaudžia tave. Ir tu supranti, kad arba vaikštai tam nuosavam teisume, nes tu esi kietas, nes tau priklauso būti auka, nes tave nuskriaudė,
Bet, tu žinai, kad reikia padaryti tą dvasinį darbą, atleisti, negali pasipiktinti. Ir pavyko man kažkaip taip, pavyko man išstovėti šitoje vietoje, ir mes, kai jau vyko tas mūsų paskutinis pokalbis, už kelių dienų ar kitą dieną nuvažiavom su pastoriais, gražiai atsisveikinom, nebuvo jokio kartėlio, jokio pykčio. Ir dabar, jeigu būtų kažkokia tai situacija, susitikimas, nėra pas mane širdį to kažkokio kartėlio. O kai kurie iš mūsų, kurie išėjo, dar iki dabar turi. Tai mano tas vaisius yra, kad aš toks, ramia sąžinė, ramia širdim galiu būti, suprasti, kad įvyko tai, kas įvyko, aš iš savo pusės padariau tai, ką galėjau padaryti. Ir koks vaisius dabar yra? Vaisius yra toks, kad aš čia dabar stoviu ir šneku. Ir vaisius yra toks, kad dabar mes einame evangelizuoti, mes šlovinam, toliau judam, o galėjo būti visiškai kitaip. Galėjau pasipiktinti, galėjom iš vis atkristi nuo Dievo. Bet toks mažas sprendimas, kuris buvo man mirinėjimas, privedė prie to, kad mes esam čia atidarėm bažnyčią, kad mes dabar judam, darom, stengiamės, judam į priekį ir aiškinamės, kokia yra Dievo valia mums asmeniškai kaip bažnyčiai. Tai toks rimtesnis mano pavyzdys. O dabar dar apie tą mirtį, apie Dievo valią. Jėzaus koks buvo pavyzdys. Čia irgi man šią savaitę taip dar prasiplėtė ta situacija. Galim atsiversti Luko 22 skyrius. Apie tą mirtį savo ir apie Dievo valios vykdymą. Luko 22 skyrius nuo 39 eilutės. Kai Jėzaus pavyzdys, kaip Jėzus mirė savo iš tikrųjų, kiek jis kankinosi ir koks vaisius yra. Situacija buvo tokia, kad čia tam 22 skyriui, kad buvo paskutinė vakarienė, jie vakarieniavo ir po paskutinės vakarienės Jėzus išėjo į Alyvų kalną. Čia buvo vakaras prieš išdavystę. Arba valandos prieš išdavystę. Nuo 39 eilutės jie pavakarieniavo ir skaitom. Išėjęs iš ten, Jėzus, kai buvo pratęs, pasuko į Alyvų kalną. Paskui jį nuėjo ir mokiniai. Atėjus į vietą, jis tarė jiems: melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundimą. Ir jis atsitolino nuo jų maždaug per akmens metimą ir atsiklaupęs ėmė melstis: Tėve, jei nori, atimk šitą taurę nuo manęs, tačiau tebūna ne mano, bet tavo valia. Jam pasirodė iš dangaus angelas ir jį sustiprino. Vidinės kovos draskomas, jis dar karščiau meldėsi, jo prakaitas pasidarė tarsi tiršti kraujo lašai varvantis žemėn. Vidinės kovos draskomas. Jėzus, būdamas kūne, prieš pat pažado išsipildymą, prieš pat mūsų laisvę, jis buvo vidinės kovos draskomas. Kad Jėzus iš esmės turėjo pasirinkimą, nes Jėzus arba galėjo sukelt, kaip žydai iš esmės tikėjus, kad Jėzus bus tas kariuomenės, tas naujas karalius, kuris ateis ir nugriaus su kariuomenė visą romiečių valdžią. Žydai tikėjus, kad bus kariuomenė, bus mūšis ir kažkas įvyks. Ir Jėzus iš esmės turėjo šitą galimybę, jis galėjo tai padaryti. Ir jis buvo vidinės kovos draskomas, kad jo tas kūniškas žmogus, jis nenorėjo ant kryžiaus. Jis žinojo Dievo valią, jis žinojo per tą laiką, suprato, kas jo laukia. Bet čia buvo kritinis momentas, kada jam reikėjo apsispręsti. Nes jis sako: Tėve, jei nori, atimk šią taurę nuo manęs. Kitais žodžiais: Tėve, aš nenoriu, tačiau tebūnie ne mano, bet tavo valia. Jėzaus tas kūnas šaukė, jis nenorėjo. Jis nenorėjo ant kryžiaus, nes žinojo, kas jo laukia. Ir jis turėjo visas galimybės sukeltą, kaip žmonės tikėjosi, tą sukilimą, nuversti tą romiečių valdžią. Nes jis meldėsi, taip, ir po to 47 eilutėj. Jam dar tebekalbant, štai pasirodė minia, o priekyje vienas iš 12 vadinamas Judu. Jis priėjo prie Jėzaus jo pabučiuoti. Jėzus jam tarė: Judai, pabučiavimu išduodi žmogaus sūnų? Esantys su juo, matydami, kas bus, paklausė: Viešpatie, gal mums kirsti kalavijų? Žmogiškas mąstymas. Jie, kurie buvo su Jėzum, jie tikėjosi. Ir dabar Jėzus maldoj apsisprendė, kad tebūnie tavo valia, Dieve. Ir atrodo, ir toliau skaitom, vienas iš jų smogė vyriausiojo kunigo tarnui ir nukirto jam dešinę ausį. Ir dabar lemiamą akimirką Jėzus
arba daro kūnišką sukilimą ir jie užkapoja tos visus, kurie atėjo pas juos, tą minę, nes jie buvo apsiginklavę, arba pasielgia taip, kaip Dievas buvo sugalvojęs. Ir 51 eilutė sako, bet Jėzus sudraudė, liaukitės, užteks ir palietęs tarno ausį išgydė jį. Jėzus pasielgė visiškai kitaip negu žmonės tikėjosi. Visiškai. Nes jis apsisprendė, nes jis maldoj numirė, vidinės kovos draskomos. Jo tas išorinis kūniškas žmogus numirė ir jis priėmė sprendimą. Ir kritinėje akimirkoje visi jau laukė, o pagaliau, jau įvyko tas nukirtimas ausies ir dabar Jėzus gali pasirinkti, ką daryti, bet jis jau priėmė sprendimą, jis jau numiręs yra tam, nes jis galėjo pradėti maištą. Bet jis sako, viskas užteks, nesielkit kūniškai. Darysim taip, kaip mano tėvas yra paruošęs. Ir jis išgydė to tarno ausį ir pasidavė. Tiesiog atrodo kūniškai tai, wow, nesuvokiama. Bet Jėzaus va šitas apsisprendimas, šita malda paskutinė ir buvo esminis taškas jo šitoj tarnystėj. Jis pavedė save 100% galiausiai. Paskutinį vakarą, prieš pat, kaip ir sakiau, kad skaudžiausia būna prieš vykstant Dievo pažadams. Jis ėjo ir lemiamą akimirką yra tavo pasirinkimas, ar pasielgsi taip, arba pasielgsi taip. Ir jis pasielgė pagal Dievo valią ir dabar mes esam dėl jo pasirinkimo išgelbėti. Amen. Mes dėl jo pasirinkimo šitą turim dabar vaisių tokį. Ir Dievo valia mirti savo. O kodėl reikia mums mirti savo? Kad mes eitume į mūsų tikėjimo tikslą. O mūsų tikėjimo tikslas, Petras sako savo pirmam laiške, pirmam skyriui, 8-9 eilutė, kad jūs mylite jį, nors ir nesate jo matę, tikėdami jį, nors ir neregėdami, džiaugitės neišsakomu ir šlovingiausiu džiaugsmu, gaudami mūsų tikėjimo tikslą, sielų išgelbėjimą. Ne, sielos išgelbėjimą. Mes tikim ne dėl to, kad mūsų siela būtų išgelbėta, kad mes vieni įeitume į rojų. Aš už save atsakingas ir viskas, įeinu. Tikėjau, gerai gyvenau, išėjau, bet sielų išgelbėjimą. Kad mūsų šitas gyvenimas čia žemėje, vykdant Dievo valią, būtų nukreiptas į tą sielų išgelbėjimą. Kad mūsų gyvenimas turi būti nukreiptas į kitus žmonės. Mes turim mąstyti apie kitus žmonės. Ir tada iš tikrųjų išsipildys tą Dievo valia ir mes gyvensim dvasiškai, mirsim kūniškai, nebūsim tos paleistuvės, arba vis rečiau iškeisim Dievo pažadus į savo kažkokius tai įgūdžius ir geidulius. Ir tada nukreipę savo žvilgsnį į Dievo valią ir ieškosim tuose mūsų pasirinkimuose, ar tai sutampa su Dievo žodžiu, ar tai veda į sielų išgelbėjimą, į kitų žmonių išgelbėjimą. Nes bažnyčia dabar yra, Lietuvoje tokia yra tendencija, kad bažnyčia yra užmiršus, dėl ko ji yra pašaukta iš tikrųjų. Nes patapę yra tokia tendencija dabar, jau, kai mes sakom, seniorai, sueina tiesiog gerai praleis laiką. Suvalgy tą tabletę, suvalgy tą gerai atrodinti tinkamą kūnui vaisių, kur vieną suvalgai ir būsi kietesnis už Dievą. Tokia tendencija, susirenka žmonės į bažnyčią, kad jiem būtų geriau. Ne, susirenka į bažnyčią, prisipildo Dievo malonės, kad eiti į tą lauką, į tos laukus, kuriuose pilna yra derliaus ir nuskinti tą derlių. O jie nuskina tą Dievo malonės vaisių ir patys suvalgo. Tai Dievas nenori. Dabar yra toks laikotarpis, kai Dievas nori, kad mes išrautume, sugaudytume tas kaip tas žodis, laputės, jo, sugaudytume tas laputės, atrastume, kur yra tie mūsų silpnumai, tie mūsų kūniškumai ir mes mirtume jiems ir per tą mirtį ateis prisikėlimas ir mes taip galėsim patarnauti kitiems. Mirti ten, pavyzdžiui, jeigu bijai šnekėti su žmonėm, tu turi perleptai, sugalvot kokią nors frazę, kaip tau verslas ar kažkas, kad atrodo paprastas dalykas, bet reikia perlėti per tai ir po to jau viskas natūraliai išsivysto. Kažkai yra, kiekvienas iš mūsų turim silpnybės, per kurias reikia
perlipti. Reikia kovoti. Nu, iš tikrųjų, turi taip prisispausti. Jeigu nenori, tai reiškia, nu, tai reikia. Nenori, bet tu žinai, tu supranti, tavo vidus sako, nu, kad reikia, kad kitaip nebus. Ir jeigu tu to nedarai, nusikels viskas į priekį. Ir, nu, pavyzdžiui, būčiau neplojęs tos mašinas, būčiau nesutikęs tų žmogaus. Gal nieks daugiau ir nepaliudys jam. Gal nebūčiau sužinojęs, kad ten tas jaunesnysis Paulius į reabilitaciją nuvažiavo ir jam pasiteisino viskas. Nu ir atrodo, va tokie maži dalykai, bet jie svarbus yra. Tai raginu kiekvieną iš mūsų, atkreipkim dėmesį dabar. Nes Dievas, kiek dabar stebiu, kiek meldžiuosi, kiek matau, kad Dievas dabar ruošia žmonės, tą likutį, kur yra, kaip sakiau, bažnyčia dabar eina tusinti bažnyčia, viskas apie juos, bet yra žmonių, kurie ieško Dievo, kurie ieško jo valios, kurie nori. Tai Dievas ruošia dabar Lietuvoje tos žmonės ir neužilgo jau ateis laikas, kada Dievas pradės judėti per tos žmonės, kada Dievas įgalios žmonės ir prasidės tas Dievo darbas ir aš labai norėčiau, kad mes būtume to darbo dalim. Amen.